esu Monika Zalepugaitė, kaip daugumai žinote. Norėčiau pasakyti, kad ši savaitė man labai svarbi. Galbūt jau šiandien po paskaitos pasitikrinsiu savo Gmailą ir sužinosiu, ar rudens semestrą praleisiu Stambulo Anadolu Mislek Jukokokul universitete. Taip, pavadinimas neskamba labai jau solidžiai, tačiau pripažinkime, jog ir turkai mūsų stereotipinėse sąmonėse nežiba visų gražumų. Bet esmė visai ne čia. Pabandykite kartu su manimi įsivaizduoti. Turkija, Stambulas, 13 milijonų gyventojų, musulmoniškoji kultūra plus europietiškas gyvenimo ritmas. Jaudinama, žavu, bet ir truputėlį gąsdinama. Bet juk visi nauji dalykai būna gąsdinantis. Prisiminkime, kad ir pirmą važiavimą dviračiu, apsilankymą pas stomatologą ar pirmąjį bučinį. Taip žavu, taip norisi. Atrodo, drugeliai toj pro bambą išsiverš, bet nedrąsu nors tu ką. Ką aš noriu tuo pasakyti? Jaudintis pradedant naujus dalykus yra normalu, tačiau bijoti – ne. Banali frazė, bet juk mes jauni. Turėtume būti tie savanoriai, kurie patys pirmieji lekia į nežinomybę, į nuotykius. O kas mums? Juk mes jauni, nei vaikai, nei šeima, nei paskola po kaklu, nei dar nesumokėta sąskaita už šildymą. Bet kodėl sėdime tyliai ir stebime visus tos gražius dalykus, tiesiog ramiai praeinančius pro mus? Kur veržlumas, energija ir optimizmas, kad viskas bus gerai. Man patiko mano buvusios dėstytojos pasakojimas. Kai jai dar studijuojant Vilniuje, jis su savo draugais ir kursiokais lipdavo per tvoras, kad tiesiog pro plyšelį pažiūrėtų naujai atvežtą filmą. Atrodo tokia smulkmena, bet jie rizikuodavo, nebijodami gauti per galvą. Jie siekia naujovių, nepatirtų dalykų. O mes? Mums net ir dykai duodami dalykai nedomina ir nesužavi. Taip, kalbu apie Erasmus. Neužtenka vien to, kad tiesiog yra tokia galimybė nemokamai studijuoti užsienyje, patirti kitas kultūras, patirti, ką reiškia būti pasaulio žmogumi. Bet dar ji pati turi mums įsipiršti į galvas ir širdis. Plakatai, susirinkimai pasakojantis apie mainų teikiamus pliusus, visa tai tik tam, kad mus patrauktų. Ir kam? Čia mes turėtume dėti norų išvažiuoti, pabūti ir grįžti tam, kad būtume pranašesni už kitus, kad būtume matę ir patyrę daugiau, kas suteiktų mums kritiškesnę bei platesnio mąstymo, atveria suvokimą, jog esame ne vien lietuviai, gyvenantis Lietuvoje. Esame pasaulio žmonės gyvenantis Lietuvoje ir lietuviai, gyvenantis pasaulyje. Štai šią mintį puikiai iliustruoja mano sesers komentaras, kai grįžo iš Erasmus mainų programos Belgijoje. Pacituosiu. Visada žinojau, jog yra pasaulis, kitos kultūros už Lietuvos sienų. Žinojau, tačiau realiai to nesuvokiau, kaip ten yra. Teoriškai suprantama, jog tarptautinis bendravimas plečia žmogaus akiratį, tobulina jo pasaulėvoką. Bet man pilnai pakako mano draugų, pažįstamų, o ir nepažįstamų, bet tomis pačiomis Klaipėdos gatvėmis vaikščiančių žmonių. Tik išvažiavusi supratau, kad nė velnio to nepakanka. Dabar nebijau pripažinti, jog buvau gana siauro mąstymo, nors save laikiau gana kosmopolitišką asmenybę. Dabar pagalvokime, ar nedaugelis lygiai taip pat galvojame. O be reikalo. Naudokime mums teikiamomis progomis, nes reta prabanga, kada jos pasikartoja.